Šiandien yra 9 sezono atidarymas, tai yra mūsų gimtadienis. Ir kartais net sunku man pačiam patikėti, kad mes nuėjom tokį ilgą kelią, kad padaryti šį renginį tokį, koks jis yra šiandien. Vieno Mafija renginio metu, tiek atviro renginio, tiek privataus, mūsų profesionalių vedėjų komanda įveda kiekvieną dalyvį į žaidimą taip, kad jisai galėtų patirti maksimaliai gilias ir gražias emocijas. 7 numeris užsimiegojęs atrodė, tai atkreipiu dėmesį, taip atsikėlė, kaip kurmiukas. Labas rytas miestelė, esu geras miestelio gyventojas. Iš karto apie šią sako, toks man kaip politiko kalbas. Sveiki, esu geras miestelio gyventojas. Man tai aš ar pramiegojau, ar aš net praleidau, kad Mafija, ta prasme, rinko žmonės. Dėl to aš čia taip ryte, žodžiu, gal aš taip įsigilinęs buvau į muziką, gal man taip atrodė. Rinko? Įdomu, ką trečias turėjo omeny balsuodamas prieš 9. Tai Man buvo naktį mintis, ką šaus įdomu, nes su 6 daug kas žaidžia, 4 okei, 9, gerai, kad dar ašarų nebuvo, ta prasme, tokia įtikinama istorija. Antras dažniausiai dar nepašnekėjęs žino, kas yra Mafija. Ką čia ir bepridursi? Aš manau, kad tai yra sportas. Ir tokių vakarų reiktų daugiau. Labai traukiantis, kartais priverčia labai stipriai meluoti, išsisukinėti. Nežinau, ar tai gerai ar blogai, bet galbūt ir gyvenime tokių įgūdžių karts nuo karto gali prireikti. Šį kartą buvau Mafija ir pralaimėjau. Iš tikrųjų, labai susuko galvą, kai kurie patyrę žaidėjai, matosi, kad ne pirmą kartą. Dar kartą įsitikinau, moterys meluoja geriau. Labai daug gerų emocijų, labai mėgstu žaisti šitą žaidimą. Aš ką tik buvau Mafija, gavau Mafijos balso kortą, tai širdis pulsuoja. Labai geros emocijos, labai smagu gauti Mafijos kortą. Aišku, ir miestelėno yra puiku, bet kuomet gauni Mafiją, tai visos emocijos tampa dvigubai. Tai reikia šiek tiek nusiraminti, eiti vėl kovoti, nes ką tik pralašiau. Bet dabar ką tik esu po žaidimo, laimėjo miestelis, kas yra nelabai lengva, dėl to, kad sunku įtikinti, kad tu esi gerėtis, visi prie stalo žiūri tave įtartinai, bet tas jau nugalėtojo jausmas yra labai geras. Tai va, tai tie, kurie nori išlaisvinti save, kurie nori patirti daug emocijų, adrenalino, tai labai rekomenduoju šitą žaidimą, nes tikrai labai daug emocijų patirsit. Kiekviena Mafija man yra kaip didžiausia šventė, tiek renginys, tiek aplinka, tiek pasipuošę žmonės, tiek vedėjas Laimonas, kuris yra aukščiausio lygio vedėjas, jisai visada įvelia intrigos. Jeigu kažkas tai kur nors suklysta, jisai visą laiką leis dar žmogui įsipainioti ir tai yra tuo įdomiau. Į Mafiją veiklą mes visą laiką žiūrim daugiau negu vien tik tai žaidimą. Tai yra būdas geriau pažinti save, būdas geriau pažinti kitą žmogų ir ugdyti savyje tam tikras psichologinės savybės. Mes dažnai kalbame apie mūsų renginių kokybę, apie profesionalumą, bet labai svarbu paminėti ir tai, kokie žmonės ateina į būtent viešus Mafija Club International renginius. Jau yra susidariusi bendruomenė, labai draugiška bendruomenė, palaikanti viena kitus ir nesvarbu, jeigu žmogus ateina niekada nežaidęs Mafija žaidimo, po vieno vakaro jis jau tampa bendruomenės dalimi ir visada yra čia laukiamas ir dažniausiai sugrįžta. Join the family.